Mūsų tikėjimas yra be galo subtilus, subtilu tuo, kad yra gelmės kaip bedugnės. Mes apgraibomis kalbame apie labai rimtus dalykus. Ir kada Jėzus iš lėto atidengė savo vienoje kalboje, ilgamame aiškiname, kas jis yra, iš lėto protina savo tautiečius, savo brolius seseris, kuriuos dangaus tėvas vienintelius pasaulyje padarė kaip į vieną Dievą tikinčius. Ir kuo toliau, tuo daugiau medžių, tuo daugiau pasipiktinimo. Prisiminkite, kad duonos padauginimas yra 6 kartus Evangelijose kartojamas ir vienintelis Jonas dar kartelį perima šį pasakojimą ir savaip interpretuoja. Tai labai rimtas Dievo žodis. Be galo rimtas Dievo žodis apie šį duonos padauginimą. Jeigu suprastumėte, kas yra Dievas iš pirmo žvilgsnio, būtumėt kaip žydai, tuomet svertumėt Jėzų, sakytumėte, būk mūsų karalius, nes tu mums duodi duonos. Nuo to momento, kada jums religija yra, pavyzdžiui, kaip paguoda, išmėginimuose stiprybė, netektyje kažkokia laikina atrama, jūsų pusiausvyros šaltinis. Nuo to momento, mėlyje, stebėkite, gali tikroji religija pasitraukti, nes per mažai semėties iš jos. Ir šiandieną mes matome, kaip vyksta ginčas. Mes ginčinamės tarpusavį apie Dievą, o Jėzus stovi šalia mūsų. Ar žinote, kad viena mistikė per regėjimą paklausė Jėzau, tu ateini pas mane per komuniją. Kiek laiko tu pas mane užtrunki? Jėzus atsakymas jai, mieloji, tiek, kiek tu nori. Galiu užtrukti ir visą amžinybę pas tave. Mūsų katalikiškoji tradicija sako, kad apie 15 minučių mes turėtume bendrauti eucharistiškai. Todėl priėmus šventą komuniją mes dar vieną giesmę giedame, kad jūs pabūtumėte su Jėzumi. Ir daugybę šimtmečių mes interpretavome, kad galime būti pamaitinti tik Kristaus Eucharistiją, kad ši kalba apie gyvąją duoną, Kristaus kūną ir kraują, tik apie Eucharistiją. Neapsigaukite. Ši kalba yra daug gilesnė negu kalbėti, kad tu priimi komuniją, ar tu jos nepriimi. Yra kalba apie begalinę Jėzaus gelmę, kuri yra kaip dievystė, ir apie tavo gyvenimo mintis ir tavo visas duonas ir visas išmintis. Ir jeigu tos tavo duonos ir išmintys remiasi į jį, į Jėzų, į Dievą, tada gali sakyti, kad tu maitiniesi jo tikrų kūnų ir krauju, kad tavyje teka dieviškas kraujas, išmintis. Man asmeniškai teko pažinti Kotryną Elžbietą, Katrin Elizabet, prancūzė. Ji priklausė palaiminimų bendruomeniai. Tai yra be galo moderni bendruomenė. Ir ji, būdama jauna mergina, buvo slidinėjimo meistrė. Ir ji kalnuose Alpėse virto ir jai nukirto visą motoriką. Ji tapo invalidė. Niekas negalėjo judėti. Ir ją buvo nunešę į Monrealį, į šventovę, ir ji pamaldų metu pasijuto galioje. Būdama ant neštuvų, ji namo grįžo jau sėdėdama. Ir gavusi šį stebuklingą išgijimą nuo savo totalinio paralyžiaus, ji prarado mitybos galimybę. Jeigu suvalgydavo ką nors, reikėdavo papildomai vaistų, kad kaip nors praeitų pro tą visą žarnyną ir kažkokiu būdu ji nesikankintų. Ir yra buvusi atvykusi Lietuvoje, teko ją palydėti, teko su ja nuostabiai pabendrauti. Ji turi apetitą. Mėlyje, mes visi turim visokių apetitų, pilni apetitai. Nuo lytinio iki maisto, iki kokio norit, išminties. Ši Kotryna Elizabet, ji turėjo apetitą.
Ir kada bendruomenė palaiminimų eidavo į refektoriumą valgyklą valgyti, ji, žinodama, kad jai neįmanoma sutvarkyti jo sistemos, ji eidavo į koplyčią ir pietų metu adoruodavo. Tokiu būdu jinai iškęsdavo savo badmetį. Įdomu tai, kad ji be maisto turi tą patį svorį, nežino, kaip bus rytoj, jos lygiai svoris nei kinta, nei daugėja, nei mažėja. Ir ji nežino, gali planuoti, jinai atvyko į Lietuvą. Ji tuo metu labai norėjo atvykti į Rusiją, nes visą savo gyvenimą vienuolystės skyrė kaip auką už Rusijos atsivertimą. Ir ši Kotryna Elizabet, ji atvyko iki čia, tada mes važiavome link Kaliningrado srities, kad ji bent koją įžengtų ir sakytų, aš buvau Rusijoje. Nes visą gyvenimą paukojo, kad ši tauta kažkokiu būdu atsiverstų ir tai įkvėpta Dievo žmogus. Skaitykite daugybę mistikų, kurie minta Eucharistiją. Ir Teresė Neumanaitė, vokietė, kuri jau paskelbta šventąja, sako, mielieji, nėra mažesnis stebuklas, kad tu valgai maistą ir gyveni, negu aš, kad nevalgau jo, imu tik Eucharistiją ir gyvenu. Yra didžiulis stebuklas, kad jūs valgote ir gyvenate. Pasidomėkite visą maisto perdirbimo procesą. Esu kalbėjęs apie Martą Robin, apie 50 metų išbūsi be maisto, be vandens ir be miego. Ir ši mistikė jau šiandien yra paskelbta Dievo tarnaitė. Šventieji su tokiomis mistikomis sunkiausiai skinasi kelią į šventuosius, nes įrodyti herojiškumą per tokius fenomenus yra labai sudėtinga. Ir visgi, jei grįžtume prie Eucharistijos ir galvokime, kad Jėzus tikrai mini ir savo kūną ir kraują, tačiau, mėlėti, ir daug plačiau, tai yra jūsų mintys, jūsų išmintis, tai yra jūsų duona. Mums visiems reikėtų žinoti, kad ši duona yra tikrai pamaitinanti. Ir mums ją reikėtų valgyti. Mums reikėtų valgyti ir galvoti, tai yra Dievo pažadas, kad dangus jau yra mūsų garantas. Jūsų gyvenimai tikriausiai ne visų leidžia maitintis eucharistinę duoną. Turėkite minti, kad mūsų broliai protestantai, jie turi savo įžvalgas. Ir jie minta Kristaus kūnu ir krauju kaip išmintimi ir kaip paguoda. Dangus tegul saugo jūs visus ir mūsų išmintis, ir jūsų vaikų išmintis tebūna iš Dievo ateita. Ateina iš Dievo ir duoda prasmę jūsų ne tik darbam, bet ir džiaugsmam, viskam, ką išgyvensite. Keltas minčių apie mūsų tikėjimą popiežiaus Pranciškaus sakytų praeitą sekmadienį. Žmonės, kurie gerai pažinojo Jėzų, jie pažinojo ir jo tėvus, brolius. Ir žydai tada niekaip negalėjo suprasti, net nenorėjo pripažinti, kad būtent šis, kurį jie pažįsta, Jėzus, yra ta duona iš dangaus. Kad tai yra gyvybės duona, kad jeigu jie valgys šią duoną, jie gyvens per amžius. Ar kartais taip negali būti ir mums, mielieji, kada jūs pažįstate krikščionybę kaip religiją, žinote apie Jėzų ir pažįstate daug dalykų. Ir nepaisant mūsų tikėjimo, kartais ir mūsų turimų tų maldų, karštų maldų, į savo širdis prisimame tai, kas netinka mūsų gyvenimui. Vykdome religinius priesakus ir atrodo ne pagal Dievo žodį, kaip klausytumėmės. Atrodo, kad religija yra tam, kad rastume
tai, ko mums reikia šią akimirką. Jums taip pat, mėlyje, gali taip nutikti, kad užuot tikrai įsiklausę į tai, ką mums nori pasakyti Dievas, iš jo ir iš kitų laukiame išgirsti tik tai, kas patvirtina mūsų pačių įsitikinimus. Būdas kreiptis į Dievą mums toks nepadeda su juo susitikti. Juk reikia atsiverti šviesai, maloniai, o joje mes jau galime augti gerumu, vykdant Tėvo valią ir įveikdami tą užsidarymą savyje. Tikras tikėjimas ir tikra malda atveria širdį. Širdies neužsklendžia, tikino popiežius Pranciškus. Ar tu sugebi, broli, sesę, savo tikėjimo gyvenime sukurti vidinę tylą? Ar tu klausai savyje Dievo? Ar esi pasirengęs atsiverti Dievo balsui nepriklausomai nuo savo mąstymo, nuo visų savo sudėliotų kategorijų? Ar su Dievo pagalba įveiki savo abejonės? O dangiškoji motina, padėk mums su tikėjimu klausytis viešpaties balso ir drąsiai vykdyti jo valią. Amen.